Anksčiau aptarėme pagrindinius, dar vadinamus tradiciniais produktų savikainos kalkuliavimo metodus užsakyminį ir procesinius, paprastai ir fazinį. Tačiau dažnai įmonėse kalkuliuojant gaminamos produkcijos arba teikiamų paslaugų savikainą naudojami ir įvairūs šių pagrindinių metodų variantai, atmainos bei kombinacijos. Tai sąlygoja produktų gamybos technologiniai ypatumai, gamybos proceso ar jos išlaidų apskaitos organizavimo tvarka bei vadybos sistema konkrečioje įmonėje. Taigi, realiam gyvenime netaip dažnai taikomi tie grynieji užsakyminiai arba procesiniai metodai. Tose gamybos srityse, kur yra netikslinga arba net ir neįmanoma taikyti grynų užsakyminio metodo arba procesinių metodų, taikomi mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai, tam tikrų būdų apjungiantis užsakyminio ir procesinio metodo elementus. Įvairiose gamybose pasitaiko skirtingų užsakyminio ir procesinio savikainos kalkuliavimo metodo taikymo derinių. Pavyzdžiui, jeigu įmonė nuolatos gauna užsakymus gaminti iš esmės tos pačios arba panašios rūšies produktus arba nedidelės jų partijas, tai tokių užsakymų vykdymas dažnai gali būti skaidomas į tipinės kiekvieno produkto gamybos fazes. Tuomet kiekvieno užsakymo visumos atlikimo savikaina būtų kalkuliuojama užsakyminiu metodu, tačiau jį vykdant tam tikromis gamybos fazėmis, kiekvienoje fazėje daroma išlaidų apskaita būtų vedama faziniu metodu. Toks mišrių savikainos kalkuliavimo metodų taikymas būdingas tiek perdirbimo, tiek paslaugų įmonėms. Gamybinėms išlaidoms registruoti skirtose buhalterinės apskaitos sąskaitose tokiu atveju gali būti skiriami atskiri kodai reikalingi duomenims apie padarytas išlaidas kaupti tiek pagal gamybos fazes, tiek pagal užsakymus, kurie vykdomi tose fazėse. Kadangi mišrių savikainos kalkuliavimo metodų visumą sudaro vis tiek užsakyminius ir procesiniai kalkuliavimo metodai, šioje temoje rasite tų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo dalykų, kurie buvo išsamiai išnagrinėti ankstesnėse temose, tai yra 6 ir 7. Todėl mes specialiai vengsime didelio jau anksčiau išsamiai išnagrinėtų tokių pačių klausimų kartojimo. Taikant mišrius kalkuliavimo metodus, tiesioginiai kaštai yra skaičiuojami į produktų savikainą tiesiogiai, o netiesioginiai kaštai yra paskirstomi produktams pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus arba kitais būdais. Taikant mišrius metodus galima apskaičiuoti tiek gamybinę produktų savikainą, tiek ir pilnosios savikainos rodiklius. Lygiai taip pat, kaip buvo užsakyminiam ir metode ir faziniam metode. Dabar puslapis 214. Čia yra per 2 puslapius pateiktas mišraus savikainos kalkuliavimo pavyzdys. Jisai apima mokymo paslaugos teikiančios įmonės veiklą, kai rengiami ir įvedami nauji kursai. Dabar trumpai pasakysiu esmę, kas čia vyksta, o po to jūs galėsite visą tai pasinagrinėti savarankiškai, kadangi čia viskas aiškiai yra aprašyta. Taigi, ten, kur matome pirmoji sąlyga, tai esmė tokia, kad įmonė planuoja įvesti naujus kursus, produktų savikainos kalkuliavimo kursus, bus pagaminta 100 komplektų kurso medžiagos, nes planuojama surinkti 100 kursų dalyvių. Na ir kokie darbai atliekami. 1.1 tai yra autoriai parengė kursų rankraštį ir darbų vertė yra 5000 eurų. Toliau 1.2 rankraštis yra parašytas ranka, todėl jį reikia surinkti kompiuteriu ir tai daroma tekstų surinkimo fazėje, darant tam tikras išlaidas. Šalia šitų kursų, visose gamybos fazėse, ką mes čia matysime, atliekami ir kitų produktų atitinkami parengimo darbai. 1.3 toliau tekstas surinktas kompiuteriuje, redaguojamas, kalbiškai redaguojamas kalbos redagavimo fazėje ir vėlgi čia daromos tam tikros išlaidos. Toliau 1.4, maketavimo fazėje jau maketuojamas kalbiškai suredaguotas tekstas. Na, o 1.5, paskutinė fazė su maketuoto
teksto yra spausdimas ir rišimas į segtuvus, kadangi medžiaga pateikiama segtuvuose. Ir žemiau yra atlikti visi apskaičiavimai, kaip apskaičiuojami kaštai, kurie turi įeiti į šių naujai rengiamų kursų, šiuo atveju metodinės medžiagos savikainą. Toliau kitame puslapyje, 2.15 puslapyje, yra pratęsimas tos pačios sąlygos, tai yra antra sąlyga, čia jau kalba eina apie tai, kad tie kursai organizuojami, pravedami ir kad atsiranda papildomi kaštai dėl tokių kursų pravedimo, tai yra apmokėjimas dėstymo, auditorijos nuoma, kursų organizatorius darbas ir taip toliau. Ir reikia apskaičiuoti šiuo atveju vienos kursų grupės savikainą, jos dydis 10 dalyvių. Na, o po to dar reikia apskaičiuoti vieno kursų dalyvio savikainą toje grupėje. Ir visi tie apskaičiavimai čia vėlgi pateikti. Taigi viskas aiškiai aprašyta, jūs galite tai savarankiškai įsinagrinėti. Toliau puslapis 216. Vienas iš mišrių metodų yra metodas operacinis arba partinis metodas. Jisai taikomas tada, kai produktai gaminami tam tikromis partijomis arba serijomis. Gamyba tokiais atvejais organizuojama taip, kad vienarūšiai produktai, besiskiriantis tarpusai tik, pavyzdžiui, viena arba keliomis detalėmis arba savybėmis, pavyzdžiui, spalva, dydžiu, naudojimų žaliavų rūšimi ir panašiai, yra gaminami atskiromis partijomis. Taip, gaminamas produktams naudojamos žaliavos bei medžiagos gali būti visiškai skirtingos, tačiau vykstant gamybos procesui atliekamos žaliavų konversijos operacijos būna standartinės. Tik priklausomai nuo galutiniam produktui keliamų reikalavimų gali skirtis atliekamų standartinių apdorojimo operacijų eiliškumas ir kiekis. Tokie gamybos ypatumai būdingi baldų gamybai, maisto produktų gamybai, avalynei, siuvimo, tekstilės ir įvairioms kitoms panašią veiklą vykdančios įmonėms. Operacinio metodo esmę iliustruoja pateikta schema, kurią dabar matome. Taikant šį metodą tiesioginių žaliavų bei medžiagų išlaidos yra registruojamos ir apskaitomos pagal produktus, tai yra pagal jų partijas. Ir tai daroma tuo pačiu principu, kaip ir taikant užsakyminį metodą. Tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos yra registruojamos ir kaupiamos pagal atliekamas technologinės operacijas, tiksliau sakant, pagal išlaidų centrus skirtus toms operacijoms. Na, dažniausiai taikant operacinį metodą, įskaičiavimų savikainą aspektų, tiesioginio darbo užmokesčio kaštai yra sujungiami su kitomis apdorojimo proceso išlaidomis. Taip daroma todėl, kad dažnai tiesioginio darbo užmokesčio kaštai sudaro nereikšmingą produktų savikainos dalį, o jis tiesiogiai priskirti gaminamos produkcijos savikainai būna dažnai sudėtinga ir tai reikalauja palyginti daug darbo sąnaudų. Todėl tokiais atvejais tiek tiesioginio darbo užmokesčio kaštai, tiek yra kiti apdorojimo kaštai, kurie dažniausiai yra netiesioginiai produktų atžvilgiu, jie visi yra skaičiuojami į apdorojimų produktų savikainą kaip konversinės išlaidos. Na, konversinės išlaidos yra šiuo atveju skirstomos produktams, jų partijoms pagal vykdomas technologinės operacijas fazinio metodo principu. Apskaičiavus per laikotarpį atliekant technologinę operaciją, padaryta konversinių išlaidų suma, jinai pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus yra skirstoma atliekant tą operaciją per tą patį laikotarpį apdorotiems gaminiams. Beje, skirtumas tarp technologinių operacijų ir gamybos fazių yra tik tai tas, kad fazė yra stambesnė gamybos proceso stadija, dažniausiai apimanti keletą technologinių operacijų, tačiau kaštų apskaitoje tarp šių gamybos organizavimo dalykų iš esmės nėra jokių skirtumų. Taigi vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos metodika nesikeičia priklausomai nuo to, ar konversinės išlaidos registruojamas ir kaupiamas pagal gamybos fazes ar pagal technologinės operacijas. Pats produktų gamybos procesų skirstymas į technologinės operacijas ir gamybos fazes priklauso nuo konkrečio įmonėje vykdomų gamybos procesų ir jų organizavimo ypatumų. Toliau aptarsime šio metodo, operacinio metodo taikymo pavyzdį.
pavyzdžiui, esmė yra tokia, kad įmonėje tą patį mėnesį yra gaminamos dviejų gaminių, tie gaminiai sukoduoti šiuo atveju gaminis A ir gaminis B, gaminamos tų dviejų gaminių partijos. Ir tiesioginės žaliavos išlaidos yra įskaičiuojamas iš šių gaminių savikaina tiesiogiai ir tai daroma užsakyminio metodo principu. Tai yra šias išlaidas siejant ne su apskaitiniu laikotarpiu ar gamybos faze, bet tiesiogiai su konkretaus gaminio partija. Gaminio A partija sudaro 1000 vienetų gaminių. Jinai, kai matome, turi būti apdorojama atliekant visas vykdomas 3 technologinės operacijas, o tuo tarpu gaminio B partijai pakanka apdoroti pirmoji ir antroji apdorojimo operacija, o trečioji operacija netliekama. Mūsų atveju įmonė tiesioginius darbo užmokesčio kaštus įskaičiuodama jas į produktų savikainą sujungia su visomis kitomis apdorojimo išlaidomis į konversinės išlaidas. Na, o konversinės išlaidos yra paskirstamos gaminiams pagal tai, kiek yra apdorojami atliekant tas operacijas ir toks paskirstimas atliekamas fazinio metodo principu. Visi duomenys, pagal kokius kriterijus gaminiams yra paskirstomos apdorojimo darbų kiekviename etape išlaidos, yra pateikti tie duomenys pirmoje lentelėje. Ir lentelės 4 skiltyje yra nurodyta, kokie paskirstimo kriterijai taikomi kiekvienai operacijoje, skirstant tos technologinės operacijos konversinės išlaidas gaminiams. Taigi, atlikus pirmą operaciją, padarytos konversinės išlaidos yra paskirstomos gaminiams tiesiog pagal tai, koks jų yra apdorotas kiekis vienetais. Tokį kriterijų prasminga taikyti tada, kai nepriklausomai nuo apdorojimo gaminio rūšies, apdorojimo trukmė ir jo metu daromo kaštai yra iš esmės tokie patys. Antros operacijos kaštai, kaip matome, paskirstomi pagal tai, kiek pačios technologijos operacijos vienetų yra padaryta apdorojant įvairius gaminius. Na, o trečios operacijos metu padaryti kaštai skirstomi apdorotiems gaminiams pagal tai, kiek laiko minutėmis šiuo atveju trunka atitinkamo gaminio apdorojimas. Visų 3 gamybos operacijų išlaidų paskirstimas gaminiams, gaminių A ir B partijoms ir šių gaminių savikainos apskaičiavimas pateiktas jau sekančiame puslapyje antroje lentelėje. Ir gaminio A partijai teko šiuo atveju visų 3 operacijų išlaidos ir lentelės, antros lentelės 4, 5, 6 skiltyje yra nurodytos tos išlaidų sumos, kiek jų teko būtent A gaminio partijai. Tuo tarpu gaminio B partija buvo apdorojama, atliekant tik pirmą, antrą operaciją, trečia operacija nebuvo atliekama. Ir vėlgi antros lentelės, 4, 5 skiltyje matome, kiek apdorojimo kaštų teko B gaminio partijai. Na ir atlikus antroje lentelėje pateiktus apskaičiavimus, jos 7 skiltyje išvedama kiekvienos gaminio partijos pagaminimo savikaina. O norint apskaičiuoti kiekvienoje partijoje esančių gaminių vieneto savikainą, visą tam tikro gaminio partijos savikainą reikia padalinti iš tą partiją sudarančių vienetų kiekį. Tos apskaičiavimas yra pateiktas po antra lentele. Toliau atsiverskime 219 puslapį. Norint operaciniu metodu kalkuliuojamus produktų kaštus registruoti menedžmento apskaitos sąskaitose, kaip visuomet pasirinkama reikalinga menedžmento apskaitos sąskaitų sistema. Na ir kaip jūs žinote, įvairios įmonėse yra tikrai skirtinga, tai priklauso nuo įvairių veiksnių, pirmiausiai nuo to, kokią apskritai menedžmento apskaitos rūšies sąskaitų sistemą įmonė pasirenka finansės apskaitos atžvilgiu. Ar visiškai integruota į finansinę apskaitą, ar iš dalies integruota, ar galbūt autonominė nuo finansinės apskaitos. Na, taip pat didelį įtaką sąskaitų sistemos pasirinkimui daro įmonės vykdomos veiklos pobūdis, gamybos organizavimas, pačios buhalterinės apskaitos organizavimas, vadybos modelis be abejo ir kitos aplinkybės. Kaip jūs žinote iš trečiosios temos, autonominė sąskaitų sistema yra dėl įvairių pranašumų tinkamiausia bent kiek sudėtingesnius uždavinius sprendžiančiai menedžmento apskaitai įgyvendinti.
Todėl mes nagrinėdami mišrių metodų taikymą irgi naudosim būtent autonominės sąskaitų sistemos pavyzdžius. Prisiminate, kad autonominės menedžmento apskaitos sąskaitų sistemos esmė yra ta, kad šiai apskaitos rūšiai skirtos sąskaitos yra visiškai autonomiškos nuo finansinės apskaitos sąskaitų. Iš šių dviejų apskaitos rūšių sąskaitos nekoresponduoja tarpusavyje. Norint užregistruoti reikalingus duomenis, tokiu būdu parengtose menedžmento apskaitos sąskaitose naudojamos specialiai tam tikslui skirtos pagalbinės duomenų perkėlimo sąskaitos. Na, o metams pasibaigus nereikia privaloma tvarka uždaryti visų menedžmento apskaitos sąskaitų, o tos sąskaitos uždaromos tik tada, kada realiai tampa nebereikalingos. Na, toliau pateiktas autonominės sąskaitų sistemos skirtos operaciniu būdu vedama išlaidų apskaitai taikymo pavyzdys. Šiame pavyzdyje produktų gamybos išlaidoms apskaityti yra skirtos dvi sąskaitų klasės – A klasė ir B klasė. A klasėje yra suformuotos sąskaitos, kuriuose registruojamos ir kaupiamos kiekvieno gaminamo produkto išlaidos. O B klasė yra sąskaitos, kuriuose registruojamos ir kaupiamos gamybos operacijų išlaidos. Ir šių klasių naudojimo, registruojant duomenis apie produkto gamybą principai, taikomi šiuo atveju tokie. Padarytos produktų gamybos išlaidos yra iš pradžių registruojamos B klasės sąskaitose gamybos operacijų išlaidos. Išlaidas apskaityti ir detalizuoti pagal jų gamybos operacijas reikia tam, kad būtų galima šiais pjūviais kontroliuoti daromas išlaidas. Kartu šiose sąskaitose nurodoma, kokius konkrečius produktus gaminant padarytos tam tikros gamybos operacijos išlaidos. Kadangi tai yra autonominė sąskaitų sistema, tai visi duomenys B klasės sąskaitose yra registruojami naudojant pagalbinės D klasės duomenų perkėlimo sąskaitas ir tai atliekama dvybinio įrašo būdu. Toliau, norint užregistruoti ir sukaupti kiekvieno atskiro produkto gamybos išlaidų duomenis, nes to reikia kontroliuojant jau konkrečių produktų gamybos kaštus, tokios išlaidos yra registruojamos tam skirtose A klasės produktų savikainos sąskaitose. Norint užregistruoti išlaidas šiose sąskaitose, irgi naudojamos duomenų perkėlimo sąskaitos D klasėje. Schemoje pateikto pavyzdžio esmė yra tokia. Įmonė produkto C partija gaminama atliekant 3 gamybos operacijas. Kiekvienoje operacijoje tam tikrų būdų apdorojus gaminį, jis yra perduodamas į sekančią gamybos operaciją, taip daroma iki produktas galutinai pagaminamas. Kiekvienos operacijos konversinės išlaidos, į kurias šiuo atveju eina ir tiesioginis darbo užmokestis, yra įskaičiuojamos į apdoroto C gaminio savikainą paskirstymo būdu. Na, šiuo atveju, kokie paskirstymo kriterijai panaudoti, mūsų jau nėra svarbu. Tie klausimai yra išnagrinėti, kaip prisiminate, antroje kurso temoje. Visi kaštų paskirstymo klausimai. Na, o visos pagrindinių žaliavų išlaidos, kurios reikalingos gaminiuose pagaminti, daromos iš karto produkto gamybos pradžioje yra skaičiuojamos į savikainą, į gaminio savikainą užsakyminiu būdu. Na, o toliau yra pateiktas išsamus schemoje esančių operacijų paaiškinimas, kurį galite nagrinėti savarankiškai. Toliau, puslapis 221, kaip užsakyminio arba procesinio, taip ir mišrių savikainos kalkuliavimo metodų taikymas leidžia, esant poreikiui, apskaičiuoti ir produktų pilnąją savikainą. Norint įvertinti produkto pelningumą, iš jo pardavimų uždirbtos pajamos, kaip žinote, yra palyginamos su tokio produkto pilnąja savikaina. Norint apskaičiuoti pilnosios savikainos rodiklį, į jį skaičiuojami ne tik tai gamybiniai ir pardavimų kaštai, bet ir įmonės administravimo bei bendrųjų padalinių išlaidos. Todėl įmonė turi būti įdiegta visų padalinių kaštų paskirstymo sistema, kuri apima visus kaštų paskirstymo etapus, pradedant nuo to, kai vienų padalinių kaštai, tarkim bendrųjų padalinių kaštai paskirstomi kitiems padaliniams ir baigiant tokių bendrųjų kaštų įskaičiavimų į produktų pilnąją savikainą. Na, vėlgi priminsiu, kad šis klausimas yra išsamiai išnagrinėtas kurso antroje temoje. Jeigu primiršote šios dalykus, tikrai rekomenduoju juos pasikartoti antroje temoje. Na, o dabar
aptarsime tokį pavyzdį įmonėje gaminamos įvairių produktų partijos tuo pačiu metu žaliavų apdorojimas vyksta atliekant 2 gamybos operacijos šiuo atveju, po kurių gaunami gatavi gaminiai. Atliekant gamybos operacijas per mėnesį šalia kitų įvairių gaminių pagaminta ir gaminio C partija, kurią sudaro 200 vienetų. Taigi mūsų objektas šiuo atveju bus gaminio C partija. Šį kiekį gaminant padaryta 6000 eurų tiesioginių žaliavų išlaidų, kurios yra iš karto įskaičiuotos į šio gaminio partijos savikainą užsakyminiu būdu. Toliau, atliekant pirmąją gamybos operaciją, per mėnesį toje gamybos operacijoje iš viso padaryta 10 000 eurų konversinių kaštų, iš kurių 4 000 eurų teko gaminio C partijai apdoroti, o atliekant antrąją gamybos operaciją padaryta 18 000 įvairių konversinių kaštų, kurių 7 000 teko apdoroti gaminio C partijai. Na ir šioje įmonėje, šiame pavyzdyje yra 3 bendrieji padaliniai, tai įmonės administracija, bendrasis skyrius ir remonto skyrius, kurių kaštus mes turėsime irgi skaičiuoti į gaminių pilnąją savikainą. Na, dabar kokias funkcijas šitie padaliniai atlieka, tai įmonės administracija vykdo tokias funkcijas, kaip formuluoja užduotis visiems įmonės padaliniams, sudaro sąlygas jas atlikti ir kontroliuoja bei vertina, kaip tos funkcijos yra atliekamos. Bendrojo skyriaus darbas yra teikti įvairaus pobūdžio paslaugas, tai yra valymo, ūkio, bendrojo tiekimo ir taip toliau visiems įmonės padaliniams. Na, o remonto skyrius prižiūri ir remontuoja gamybinėms operacijoms atlikti naudojamus įrengimus, tai yra aptarnauti tik tai gamybą. Šių 3 bendrųjų padalinių kaštai turi būti paskirstyti ir skaičiuoti į gaminamų produktų pilną savikainą, tame tarpe to gaminio C partijos savikainą. Na ir tai darome pirmiausiai paskirstant tų 3 bendrųjų padalinių kaštus tarpusavį ir kartu paskirstant tuos kaštus abiems gamybos operacijoms. Tokį paskirstimą atliksime taikydami laipsnišką paskirstomą metodą, jis irgi išnagrinėtas antroje temoje. Na, tokiam tikslui turi būti pasirenkami, prisiminkime, tinkami paskirstimo kriterijai, pagal kuriuos būtų galima kuo tiksliau ir teisingiau nustatyti, kokia vieno padalinio kaštų dalis turėtų tekti kitiems padaliniams ir kartu gamybos operacijoms. Dabar duomenys bendrųjų padalinių kaštų paskirstimai yra pateikti pirmoje lentelėje, sekantis puslapis. Mūsų pavyzdėje administracijos kaštai paskirstomi pirmiausiai ir tenka kitiems 2 bendriesiams padaliniams ir abiems gamybos operacijoms, nes jiems visiems buvo teiktos tam tikros vadybos paslaugos, tik tai skirtinga apimtimi. Na ir pirmos lentelės pirmoje eilutėje matome administracijos kaštai 11 000 eurų, jie skirstomi pagal administracijos darbuotojų dirbtas sutartinės valandas, kiek kuriam padaliniui tenka tų valandų tiem padaliniam aptarnauti, teikti vadybos paslaugas. Na ir pirmos lentelės 6, 7, 8, 9 skiltyje nurodyta, kokia apimtimi administracija teikia savo paslaugas, bet tiem visiems kitiem 4 padaliniam, skaitant gamybos operacijas. Nes tos gamybos operacijos reikia suprasti, kad jos ne šiaip gamybos operacijos, tai yra kaip savarankiški gamybos padaliniai arba bent jau vieno gamybos padalinio savarankiški barai gamybos. Dabar bendrojo skyriaus kaštai skirstomi likusiems padaliniams, tačiau išskyrus administraciją ir šiuo atveju irgi skirstomi panaudotos dirbtos bendrojo skyriaus darbuotojų sutartinės valandos, o pabaigoje yra skirstomos remonto skyriaus kaštai, kurie yra skirstomi tik tai gamybos operacijoms, tai sakant gamybos padaliniams, gamybos barams, pagal tai, kiek yra per laikotarpį atlikta sutartinių remonto operacijų. Jų iš viso yra 20 vienetų tokių atlikta. Tai matome 5 skilty. Na, o šių 3 bendrųjų padalinių kaštų paskirstimas pagal pirmos lentelės duomenis yra parodytas antroje lentelėje. Kiekvieno padalinio kaštų paskirstimas matosi antros lentelės 5, 6, 7, 8 skiltyse. Na ir matome, kad pirmiausiai skirstomi administracijos kaštai 11 000 eurų, jie paskirstyti visiems 4 padaliniam
Ir tai matome 5, 6, 7, 8 skiltyse, kuriam padaliniui kiek teko administracijos kaštų. Toliau, antroji lentelėje skirstomi antroji eilutė bendro skyriaus kaštai. Ir vėlgi matome, kad skirstant bendro skyriaus kaštus yra paimami skaičiai paties bendro skyriaus kaštai 18 000 eurų plus pridėti administracijos kaštai, kiek jų teko iš pirmos eilutės būtent bendrajam skyriui. Tai yra 2750 ir bendra suma bendro skyriaus kaštų, kurie skirstomi, yra 200 750 eurų. Ir visi tie kaštai skirstomi jau remonto padaliniui ir abiems gamybos operacijoms. Na, o pabaigoje antros lentelės trečiailutėje skirstomi remonto skyriaus kaštai, vėlgi skirstomi taip, kad remonto skyriaus paties kaštai yra 14 000 eurų, iš administracijos gauta 3300 eurų, iš bendro skyriaus gauta 8300 eurų. Ir va ta bendra suma, 25 100 eurų, yra skirstoma pagal tai, kiek atlikta remonto operacijų, pirmam ir antram, sakykim, tam gamybos padaliniui, gamybos operacijoms. Toliau, kaip šitie bendrųjų padalinių kaštai po to toliau yra skirstomi iki produktų, jau yra pateikta 3 ir 4 lentelėse. Ir pradžiai bendrųjų padalinių kaštai tekę tai pirmai gamybos operacijai yra paskirstomi gaminiams pagal tai, kiek atliekant šią pirmąją operaciją darbininkai dirbo laiko sutartinėmis valandomis. Nes matome, kad trečioje lentelėje, pirmoje eilutėje, 4 skiltyje yra pasirinktas kriterijus pirmos gamybos operacijos kaštams, netiesiogiams kaštams skirstyti, yra darbininkų dirbtas laikas sutartinėmis valandomis. Na, antroje operacijoje šiuo atveju kriterijus yra įrengimų dirbtas laikas sutartinėmis valandomis. Ir remiantis trečios lentelės duomenimis, toliau yra apskaičiavimai jau atliekami 4 lentelėje. Taigi, pagal trečios lentelės duomenis, kurie naudojami paskirstimai, toliau 4 lentelėje, 5 ir 6 skiltyse yra atlikti apskaičiavimai, kiek teko tų bendrųjų padalinių kaštų pagal pirmą operaciją ir pagal antrą operaciją, kiek buvo priskirta toj pirmą antrąją operaciją atitinkamai, tai kiek tų bendrųjų padalinių kaštų yra jau po to įskaičiuojama į šiuo atveju gaminio C partiją. Ir kai matome 4 lentelį pirmoje eilutėje, pirmai gamybos operacijai priskirta bendrųjų padalinių kaštų suma, jinai yra trečioje skiltyje 25 648 eurai, tai ta pati suma, kuri yra iš antrosios lentelės atėjusi, kai matome, antroji lentelė buvom apskaičiavę tas sumas. Tai va, tai dabar ta pati suma yra čia atkartota ir jinai po to jau dalinama pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus, pagal darbininkų dirbtą laiką, kiek jų 5 skiltyje teko gaminio C partijai 200 vienetų ir kiek teko kitiem gaminiam. Na, lygiai taip pat 4 lentelėje antroje eilutėje analogiškai skirstomos bendrųjų padalinių kaštų išlaidos, kurios teko antrąjai gamybos operacijai. Tai yra suma 17 352 eurai, tai matome trečioje skiltyje. Ir naudojantis paskirstymo kriterijus, kurio šiuo atveju yra antroji gamybos operacijai dirbtų įrengimų laikas sutartinėmis valandomis, šitie kaštai irgi skirstomi, kiek jų tenka gaminio C partijai ir kiek tenka kitiem gaminiam. Na ir matome, kad 4 lentelės 5 skiltyje, kur yra apatinė eilutė iš viso, yra apskaičiuota, kad 13 112 eurų bendrųjų, tų 3 bendrųjų padalinių kaštų teko būtent šiam C gaminiui, jo partijai, tiem 200 vienetų. Na ir sudėję šią sumą su tomis išlaidomis, kurios yra pateiktos sąlygoje, matome, kad tai yra žaliavos 6000 eurų, po to pirmoji operacijai konversinės išlaidos priskirtos 4000 eurų ir
antroji operacijų konversijos išlaidos yra 7000 eurų. Taigi bendra gaminio C visos partijos pilnoji savikaina yra 30 112 eurų. O norint apskaičiuoti vieno gaminio C vieneto pilną savikainą, ta suma 30 112 eurų būtų dalinama iš 200 vienetų ir padalinę mes gautume, kad vieno vieneto pilnoji savikaina yra 150 eurų 56 centai. Tai tuo mes ir baigėme nagrinėti mišrių savikainos kalkuliavimo metodų taikymą, o kitoje temoje aptarsime, kaip yra apskaičiuojama gretutinių ir šalutinių produktų savikaina.